Ar žinote, kad Lietuvoje yra vieta, kur 365 kartus per metus teka Saulė? Anksti ryte, kuomet visi žmonės ir gamta dar tik bunda, mūsų žvejai jau grįžta su laimikiu. Vienam seniūnijos gyventojui čia pagaunama net 380 kg žuvies. Visus svečius pasitinkam rūkyto žuvies kvapu. Čia geriausia pripažinta žuvies virtuvė Lietuvoje. Tik čia galima paragauti žuvienės su burtais, vyksta gurmanų savaitgaliai, o keptos stintos skaniausios. Nakvynę jūs galite gauti šamo, vėgėlės, stintos ar pūgžlio apartamentuose, kiekvienam pagal poreikius. Vydūno kultūros centre galite išgirsti Vydūno arfos stygų skambesį, pajusti rašytojo, filosofo ir teosofo minčių platybės. Čia gimė vėlukai, medinės vėtrungės, kurių tėvas karališkasis žvejybos inspektorius Ernstas Vilhelmas Berbomas. Tarp mūsų yra ir vietoj nenustygstančių žmonių. 2 miestelio gyventojai ryžosi burinę jachtą apiplaukti pasaulį. Čia kiekvienas žmogus randa savo mėgstamą užsiėmimą. Ar žinote, kad Lietuvoje yra vieta, kur 365 kartus per metus leidžiasi Saulė? Gal ir tu norėtum nuo pasaulio krašto kojom pamataruoti?